Neatsargus elgesys su degtukais, žvakėmis, elektros prietaisais, be priežiūros palikta krosnis, židinys dažniausiai tampa gaisro priežastimi. Jūsų aplinkoje yra daug įvairiausių degių medžiagų – stalų, kėdžių, spintų, knygų, popierių, užuolaidų, žaislų, drabužių. Kad visi šie daiktai pradėtų degti, reikia ugnies šaltinio. Namų apyvokos daiktai gali užsidegti nuo krosnies, židinio, žvakės, degtuko, degančios cigaretės, įkaitusio lygintuvo, degančios dujinės viryklės, netgi nuo elektros lemputės. Gaisrus sukelia ir šventiniai fejerverkai. Gaisro židinys – vieta, kurioje prasideda gaisras. Kad ugnis įsipliekstų, reikia degios medžiagos, uždegimo šaltinio ir ore esančio deguonies. Degi medžiaga gali būti bet koks užsidegantis daiktas, pavyzdžiui, popierius, baldai, žaislai ir daugelis kitų aplink jūs esančių daiktų. Uždegimo šaltinis gali būti be priežiūros palikta krosnis, deganti žvakė ar net paprasčiausias degtukas. Mes kvėpuojame oru, o deguonis yra viena iš pagrindinių oro dalių. Ugnis nedegs, jei nebus nors vienos iš 3 sudėtinių dalių – degios medžiagos, uždegimo šaltinio ir deguonies. Tik laikydamiesi pagrindinių saugaus elgesio taisyklių, jūs išvengsite nelaimės. Pirmoji ir pagrindinė taisyklė. Labai dažnai gaisras kyla dėl neatsargaus jūsų elgesio su namuose esančiais daiktais. Būkite atidūs naudodamiesi greitai užsidegančiais daiktais ir niekada nežaiskite su ugnimi. Antroji taisyklė. Niekuomet nepalikite namuose degančios žvakės be priežiūros. Jokių būdų nestatykite jos nei ant stalo, nei ant palangės. Žvakė gali apvirsti ir uždegti ant stalo esančius daiktus ar nuo vėjo besiplaikstančią užuolaidą. Trečioji taisyklė. Virtuvė yra viena iš patalpų, kur dažniausiai kyla gaisras. Nepalikite be priežiūros degančios dujinės viryklės. Pro langą pūstelėjęs vėjas arba įsiliejusi sriuba gali užgesinti ugnį ir tada dujos ims kauptis virtuvėje. Tai labai pavojinga, nes net nuo mažiausios kibirkštėlės patalpoje susikaupusios dujos gali sprogti. Išeidami iš namų visuomet išjunkite viryklę, elektrinį virdulį, mikrobangų krosnelę. Niekada nepilkite vandens ant įkaitusių riebalų. Gali sprogti. Uždenkite keptuvę su karštais riebalais specialiu dangčiu ir palaukite, kol atvės. Jokių būdų nejunkite elektros prietaisų su pažeista laidų izoliacija. Ketvirtoji taisyklė. Visi elektros prietaisai turi būti techniškai sutvarkyti ir naudojami laikantis atsargumo priemonių. Išeidami iš namų, visada išjunkite lygintuvą, televizorių, kompiuterį ir visus kitus namuose esančius elektros prietaisus. Penktoji taisyklė. Gaisras gali kilti ne tik jūsų namuose, bet ir kieme, lauke, šalia esančiame miškelyje. Tačiau elgdamiesi atsargiai ir saugodami aplinką, jūs galite išvengti gaisro. Prieš palikdami laužavietę, visuomet patikrinkite, ar tikrai užgesinote laužą. Jokių būdų nemėtykite neužgesintų nuorūkų. Tvarkykite aplinką, sugrėbkite savo kieme nukritusias sausas šakas ir sudžiūvusius lapus. Šeštoji taisyklė. Dažnai gaisras kyla dėl be priežiūros paliktos besikūrenančios krosnies. Nelaikykite prie pakuros malkų, gali užsidegti. Nekiškite į krosnį malkų, kurios ilgesnės už pakurą, nes liepsna išsiverš iš jos ir iškritusios žarijos sukels gaisrą. Nestatykite baldų ir nežaiskite arti krosnies ar židinio. Taip pat nedžiovinkite ant krosnies malkų ar drėgnų drabužių. Net nepastebėsite, kaip gali atsitikti nelaimė. Septintoji taisyklė. Švenčių metu ypač populiariais fejerverkais ir šventinėmis petardomis naudokitės tik suaugusiųjų prižiūrimi. Labai svarbu laikytis visų instrukcijose nurodytų saugaus naudojimosi taisyklių.
Aštuntoji taisyklė. Kilus gaisrui, visuomet skambinkite ugniagesiams gelbėtojams telefonu 01 arba 112. Pakartokime pagrindines saugaus elgesio taisykles. Būkite atidūs naudodamiesi greitai užsidegančiais daiktais ir niekada nežaiskite su ugnimi. Niekuomet nepalikite namuose degančios žvakės. Nepalikite be priežiūros uždegtos dujinės viryklės. Išeidami iš namų išjunkite visus elektros prietaisus. Jokiu būdu nejunkite elektros prietaisų su pažeista laidų izoliacija. Niekada nepalikite besikūrenančios krosnies be priežiūros. Žaisdami su fejerverkais ir šventinėmis petardomis, laikykitės visų instrukcijose nurodytų saugaus naudojimo taisyklių. Būdami lauke, nemėtykite nuorūkų, užgesinkite laužą, tvarkykite aplinką. Kilus gaisrui, visuomet skambinkite ugniagesiams gelbėtojams telefonu 01 arba 112.